Ir dabar mes gaminsime šaltibarščius, pink soup. Mes Lietuvoje visada naudojame daug burokų, labai juos mėgstam, gaivina ir labai patogu, kad jos nereikia virti. Labai graži spalva, sakurų. Sveiki, aš esu Kristina. Visada vasara yra valgoma, be šaltibarščių neįsivaizduojama vasara Lietuvoje. Pradžioj mes sutarkuosime burokėlius. Burokėliai yra virti. Jeigu turite nevirtus burokėlius, juos reikia pradžioje išvirti. Tai mes juos tiesiog sutarkuojame. Burokinę tarką. Jeigu neturite tarkos, galite naudoti, tiesiog supjaustyti smulkiai šiaudeliais. Mes Lietuvoje visada naudojame daug burokų, labai juos mėgstam. Džiaugiamės, kad ir Japonijoje galima juo nusipirkti. Ir dabar mes supjaustysime smulkiai agurką. Šaltibarščiai labai gerai vasarą, sriuba labai atgaivina ir labai patogu, kad jos nereikia virti. Tiesiog viską supjaustyti ir per atostogas gerai sutaupyti laiko. Ir supjaustame smulkiai svogūnų laiškus. Nepagailime krapų. Viską pamaišom. Dedam druskos. Ir įspaudžiam citriną. Viską išmaišom. Ir dabar pilsime jogurtą. Įprastai Lietuvoje mes naudojame visada kefyrą, bet galima naudoti graikišką jogurtą arba paprastą rūgštų jogurtą. Pilame pieną. Kiek pieno pilti priklauso kaip mėgstat. Jeigu norit, kad sriuba būtų tirštesnė, pieno reikia pilti daugiau. Jeigu norite, kad ji būtų skystesnė, kiaušinius išsiverdame kietai virtus. Taigi, šaltibarščiai paruošti, nėra skysta sriuba, tirštoka, labai graži spalva, sakurų. Ir pilame mes į stiklines. Galite patiekti ir lėkštėje, kaip tik norite, bet šiandien mes patieksime stiklinėse. Papuošimai mes panaudosime šiek tiek truputėlį agurko ir įdedame skiltelę kiaušinio ir papuošiame krapais. Ir sriuba yra paruošta. Prašom.
じゃあ、リトアニアのピンクのスープ、リトアニア語ではシャルティバルシャイって言いますけれども、じゃあ食べましょう。いただきましょう。もうちょうど暑い日なんですので、バッチリだと思いますよね。はい。美味しい。Labai tinka spalva prie sakurų. 桜の色になかなか合いますね。だからもう暑い時はですね、もうリトアニア人は毎日食べてますよね、このスープは。Labai gaivi sriuba. Taip, atgaivina agurkas, žolelės. とても食べやすいです。